Ar Benedict Bridgerton iš tiesų bijo įsipareigojimų? Pasižiūrėkime, ką sako psichologija. Sveiki, aš esu Gustė Gramalija, esu psichologė, psichodramos asistentė. Šiuo metu tęsiu psichoterapijos studijas Gestalto psichoterapijos mokykloje. Dirbu pagrinde šiuo metu su ugniagesiais gelbėtojais, kur tyrinėju krizių psichologiją, savižudybių prevenciją, nerimą, savivertės klausimus. Taip pat privačiose konsultacijose dirbu su suaugusiais žmonėmis ir iškilus būtent nerimo, savivertės, savižudybių galbūt tam tikriems klausimams kviečiu kreiptis į mane. Analizuokime Benedict charakterį. Tai seriale Benediktas dažnai yra vaizduojamas kaip nepriklausomas, siekiantis laisvės, nenorintis įsipareigoti, nenorintis būti suvaržytas socialinių normų žmogus. Tai tas jo laisvės siekis yra autonomijos poreikis ar visgi bėgimas nuo struktūros. Tai jeigu mes remtumėme savideterminacijos teoriją, ji kalba apie 3 pagrindinius psichologinius poreikius, kuriuos kiekvienas iš mūsų siekia patenkinti. Tai yra autonomija, kompetencija bei sąryšingumas. Ir siejant tai su Benediktu, tai panašu, kad jo autonomijos poreikis yra labai stipriai išreikštas. Tai reiškia, kad jis nori būti nepriklausomas, jisai nori pats pasirinkti savo gyvenimo kelią, jisai nori pats pasirinkti savo gyvenimo kryptį, išeiti iš tų aristokratiškų normų, kurias jam primeta išorė aplinka. Bet tai šis poreikis gali slėpti jo vidinį konfliktą tarp jo asmeninių identiteto paieškų, jo noro tapti autentišką asmenybę ir tarp jo šeimos vaidmens. Tai reiškia jo kaip Bridgerton šeimos nario, ar ne, vaidmuo. Taip pat jisai gali jausti spaudimą būti tuo tobulu aristokratu, nors jo vidinis poreikis yra būti tiesiog savimi. Ir taip pat, aišku, jisai, būdamas tuo tobulu aristokratu, gali bijoti prarasti savo autentiškumą, kurį jis būtent bando patenkinti eidamas į įvairius vakarėlius, elgdamasis laisvai bei neįsipareigodamas. Jis tuo tarpu nori visiškai priešingų dalykų galbūt, bet jeigu mes atsižvelgtume į šeimos dinamikos modelius, ar ne, tai antrasis sūnus dažnu atveju yra gaunantis mažiau dėmesio iš tėvų ir jam reikalinga kažkaip bandyti užsitarnauti vietą po saule. Tai interpretuojant Benedikto elgesį galima daryti prielaidą, kad jisai būtent per tą meninę išraišką, meninius patyrimus, ar ne, tuos laisvus santykius ir bando atkreipti save dėmesį, bando susikurti savo identitetą, autentišką identitetą ir atrasti save už Bridgerton šeimos namų sienų. Na ir kalbant apie Benedikto lengvumo jausmą santykiuose, ar ne, nenorą prisirišti, galima daryti prielaidą, kad jisai bijo artumo, emocinio artumo, įsipareigojimo. Ir tai gali būti susijęs su jo prieraišumo stiliumi ir panašu, kad Benedikto elgesys atspindi vengianti prisirišimo stilių. Tai reiškia, žmogus nori būti nepriklausomas, nori būti santyki, nori artumo, bet tuo pačiu ir nori būti visiškai nepriklausomas nuo šalia esančio žmogaus, ar ne. Taip pat jo santykiai yra ganėtinai paviršutiniški, jisai neieško kažkokio gylio, kažkokios prasmės tuose santykiuose, nes jisai nori tik tai patenkinti savo tikriausiai bazinius poreikius, o ne kažkokią vidinę tuštumą užpildyti. Na ir aišku, jisai nenori tapti emociškai pažeidžiamas ir dėl šių priežasčių neina į santykį rimčiau. Analizuojant Benedikto elgesį galima įžvelgti tam tikrą egzistencinę krizę, nes jisai tikrai neretai atrodo uždavinėja klausimą, tai kas yra tas tikrasis gyvenimas, ar aristokrato gyvenimas apskritai turi prasmę. Taigi, painterpretuokime Benedikto elgesį. Tai ar jo laisvė yra visgi
jam suprantama kaip vertybė ar kaip apsaugos mechanizmas, ar ne? Tai kai žmogus dar nėra visiškai susiformavęs, neturi savo tapatybės, nėra savęs atradęs, neturi savo susiformavusio autentiškumo, jam tie visi įsipareigojimai gali atrodyti šiek tiek pavojingi, nes jie gali užrakinti tam tikrą identiteto versiją. Tai reiškia, kad aš galbūt jaučiu, kad manyje formuojasi tam tikri dalykai, bet mane jie šiek tiek gąsdina, todėl aš imuosi laisvės, kad pabėgčiau nuo tos savo tapatybės pusės. Tai kartais ta laisvė gali būti kaip būdas atidėti patį galutinį sprendimą, kas aš toks esu, taip pat gali padėti pabėgti nuo savęs, to tikrojo savęs. Kad būtų lengviau suprasti, pabandykite įsivaizduoti situaciją arba paanalizuoti savo elgesį, ar ne? Ir jeigu pastebite, kad tam tikri elgesio modeliai pasikartoja, tai gali indikuoti, kad ir jūs turite tą laisvės troškimą kaip gynybos mechanizmą. Tai jeigu santykiuose jūs iš pradžių jaučiate didelį susidomėjimą žmogumi, norą kuo daugiau laiko su juo ar su ją praleisti, tačiau po kurio laiko pradedate jaustis, tarsi esate apribojami, suvaržyti, tarsi jums neleidžia daryti, ko jūs norite, tarsi dūstumėte tuose santykiuose, tai gali reikšti, kad jaučiate baimę įsipareigoti, ar ne? Tai pavyzdžiui, galėtų būti situacija, kai tik santykiai pradeda tapti rimtesni, kai reikia pereiti į kitą lygį, jūs iš karto norite bėgti nuo tų santykių. Tai iš karto galima daryti išvadą, kad turite tą laisvės siekį kaip gynybos mechanizmą. Benedikt dažnai kūrybą naudoja tarsi prieglobstį, kurisai gali būti tiesiog savimi, kuris gali save išreikšti be jokio vertinimo pagal jo socialinį statusą. Taip pat jisai tenais gali eksperimentuoti, jisai tiesiog jaučiasi savimi ir kūryba tampa tarsi konteineris, kuriame jisai gali padėti visas savo susikaupusias emocijas, ar ne? Ir taip pat jisai neturi jų per daug analizuoti, nes jisai ten tiesiog jaučiasi gerai, jisai jaučiasi priimtas, jisai jaučiasi laisvas ir tiesiog toks, koks galbūt jisai norėtų būti ir savo namuose ar tam tikrose socialiniuose susibūrimuose. Tai menas Benedikt gyvenime yra ne tik kaip saviraiškos priemonė, bet taip pat ir kaip savotiškas prieglobstis, kuris jam suteikia tą šilumą, artumą ir laisvės poreikio patenkinimą. Kalbant apie kasdienį gyvenimą, ar ne, kaip kiekvienas iš mūsų galėtų pasitikrinti, ar mums kažkokia tai veikla yra irgi kaip prieglobstis, kuriame mes jaučiamės savimi. Reikėtų pasvarstyti, su kokiais dažniausiai personažais serialuose, filmuose arba socialinėje erdvėje mes susitapatiname. Ar tie žmonės yra maištautojai, ar tie žmonės yra menininkai kažkokie, ar tie žmonės yra pasaulio keitėjai, ar ne. Pagal tai mes galime daryti prielaidą, ar atliepiame savo vidinius poreikius, tai reiškia susitapatiname su tais personažais, kurie atspindi kaip veidrodis mūsų asmenybę ir realiame gyvenime, ar visgi mes tapatiname su savo priešingybę, tuomet tai jau indikuotų, kad mes būtent ieškome tų veiklų kaip vietos, kur galėtume pabėgti ir save pilnai išreikšti. Tai reiškia, kad realiame gyvenime mes greičiausiai save ribojame, savo daug ko neleidžiame, slepiame galbūt netgi ir pilnai savęs neišreiškiame. Benedikt taip pat patiria vidinį konfliktą tarp noro priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai, šiuo atveju aristokratų bendruomeniai, ir savo individualumo ir autentiškumo. Ir iš tikrųjų šitas vidinis konfliktas dažnai pasireiškia ir tarp kiekvieno iš mūsų, kai mes bijome tiesiog, jeigu įsitrauksime į kažkokią bendruomeninę veiklą, kažkokį būrelį galbūt ir panašiai, mes prarasime tarsi savo autentiškumą, būdami tos bendruomenės dalimi. Tai kaip
padaryti ar ne, kad tai neatsitiktų. Tai iš principo turbūt bet kokia veikla užsimdami mes galim būti autentiški. Būdami aristokratais mes galime būti savimi, galime būti nestandartiniai aristokratai, eidami į kažkokį būrelį, kur visi tarsi daro tą patį, mes galime save išreikšti kitomis spalvomis, kitais žodžiais, kitomis idėjomis kažkokiomis, ar ne? Tai tarsi yra vienijanti aplinka, vienijanti suvokimas apie pasaulį, bet tuo pačiu tai yra erdvė, kur aš galiu save išreikšti savo priimtinu ir savo autentišku būdu. Todėl mano asmeninė nuomonė, nereikia bijoti įsitraukti į tas bendruomeninės veiklas ir bijoti prarasti save, kas atrodo vyksta Benedikto galvoje. Tai vėlgi kiekvienas iš mūsų galime užduoti savo klausimą, ar eidami ir darydami kažką grupėje su kitais žmonėmis mes jaučiamės savimi, ar visgi atrodo, kad dairomės aplinkui ir bandome pritapti. Tai reiškia daryti taip, kaip daro kiti, kalbėti taip, kaip kalba kiti, priimti jų nuomonę, neieškant savo asmeninės nuomonės ir panašiai. Turbūt reikėtų skirti tiesiog papildomo laiko ir paieškoti būtent savęs kaip autentiško individo, ar ne, kuris turi savo asmeninius poreikius ir kuriam tikrai nebūtina atsakyti ir atliepti šalia esančių žmonių poreikių. Kokios yra pagrindinės pamokos iš Benedikt elgesio? Tai pagrindinė pamoka yra ta, kad kartais bėgame nuo tų santykių įsipareigojimo, ar ne todėl, kad mus tai riboja, o todėl, kad mes tiesiog bijome prarasti save, kas yra visiškai natūralu, visiškai normalu ir tiesiog galbūt reikia duoti savo laiko, kol patys savo atsakysime į klausimą, kas mes esame patys būdami vieni, autentiški tokie, kokie esame, kad galėtume eiti į santykį jau su kitu žmogumi, nebijodami susitapatinti ir perimti tarsi kito žmogaus asmenybės bruožus, nes jau mūsų tas autentiškumas yra pilnai susiformavęs. Antroji pamoka iš Benedikt elgesio galėtų būti, kad autentiškumo paieška tai yra natūralus procesas. Tai jeigu mes blaškomės, vis išbandom kažkokias naujas veiklas, vis norim išbandyti kažką naujo, paragauti, galbūt kažkokių tai naujų skonių, tai nerodo, kad mes esam pasimetę, išsiblaškę ar nežinom, ko norim, tai tiesiog rodo, kad mes bręstame ir per tą brandą būtent ir bandom susikurti iš tokių mini dėlionės detalių susidėlioti save tokį, koks mums jis būtų priimtinas, mielas. Trečioji pamoka galėtų būti, kad kūryba tai ne ar bohemija, ar ne bohemiška prigimtis, tai nėra būdas pabėgti nuo kitų ar tenais vengti kažkokių įsipareigojimų. Tai gali būti vėlgi būdas atrasti save, papildyti savo vidinį poreikį, emocinę išraišką tai galėtų būti ir tai yra kaip savęs pažinimo įrankis. Grįžtant prie laisvės poreikio, yra svarbi dar viena pamoka, kad mes norėdami turėti laisvę kaip vertybę santykiuose, tai reiškia būti santykyje, turėti tą emocinį artumą, įsipareigojimą, gebėjimą patenkinti kito žmogaus poreikius, bet tuo pačiu ir turėti laisvę elgtis taip, kaip norim elgtis, daryti tai, ką norime, yra labai gražu, ar ne? Bet kartais tai gali būti kaip baimė įsipareigoti, pabėgti nuo santykių, ar ne? Ir mes tada pradedame sakyti, kad mane pykina nuo santykių, aš esu alergiškas visiems santykiams. Tuomet tai ši pamoka mums indikuotų, kad mums greičiausiai reikia padirbėti su savivertę, atsakyti savo į klausimus, kokie yra mano poreikiai iš bet kokio santykio, romantinio, intimesnio, draugiško santykio, ar ne, ir kodėl aš taip trokštu tos laisvės, kas slypi po tą laisvę. Na ir paskutinioji Benedikto elgesio pamoka, kurią galime išsinešti, galėtų būti ta, kad autentiškumo paieška iš tikrųjų reikalauja daugiau drąsos negu kad prisitaikymo, ar ne? Tai reikštų, kad
maištauti, nepritapti prie socialinės aplinkos, elgtis ne taip, kaip iš mūsų tikimasi, reikalauja iš tikrųjų nemažai drąsos, bet tuo pačiu tai atneša ir labai didelį pasitenkinimą dėl to, kad mes tokiu būdu vėlgi atrandame save, galime užtikrintai eiti savo gyvenimo keliu ir siekti tikslų, kurie yra būtent mūsų sukurti, o ne primesti kažkieno iš aplinkos. Jeigu patiko, prenumeruok HEDEPI kanalą ir sužinok daugiau Bridgerton analizės ir psichologijos įžvalgų.